kur mano kamerytė pradėjo nebeveikti. Nes dabar ekrans tipo taip kaip instagraminiui kadrui, bet paspaudžiu, kad, nepersverčia į landscape, žodžiu, noriu tik tai reelsus, ką filmuočiau. Ir šonų ten buvo, žodžiu, nesvarbu. Sveiki, gerbiamoji publika, kaip jūs laikotės, nes aš laikaus pavargęs konkrečiai, nes dirbu dachuja, tvarkau mašinas ir neturiu kada ateiti pas Volvo. Bet atėjau visgi pas Volvo ką turiu. Tai va, čia galit matyti, kad yra kitas intercooleris. Tai aš jį dabar tik užmečiau pasižiūrėti plius minus, kaip atrodytų šlangos. Tai šlangos čia jokia čia stebukla nėra. Aš noriu coolerį aukščiau pastatyti. Tai aš jį dar bandysiu apversti pusėm. Huojamojo žodžiu. Tai iš esmės čia fitinga kaip ir... čia nelabai jisai tink, nes ten kampas yra toks laužiai įbiški. Bet panaudau žodžiu, ką turėjau. Tiesiog. Čia yra jau biški blogiau, nes tas silikons nelabai čia tika. Ir aš jį, buvo per ilgs, aš jį pritrumpinau ir kai pritrumpinau, jisai va čia atsidarė tarpas, karoči. Nes aš galvoju, kad jis yra perėjim, šį yra iš 7 PM, kažkėlis PM5 gal. Žodžiu, aš galvoju, kad jisai bus taip, kad siauriai, nes čia visas plotis atrodo toks pat. Ir tik tai čia išplatėjai. Bet pasirodo, kad ne. Tai žodžiu, bybis. Tai žodžiu, dabar ką darysim coolerį. Tada ką reikia daryti? Reikia būtinai pakeisti vožtuvų dangtelę tarpinę. Bet ten ją pakeisti, tai pizdu. Ta prasme, nėra čia jokia kriminala. Bet jinai žodžiu man leidžia, nes aš ją prieš tai dėjau kažkada labai senai nekeičiu, gal hermetiką bubum užmečiau ir tiek. Pats kalts. Bet dėl ko ją praputė, nes karterinis slėgis turbūt, kad baisus. Ir ką reikėtų padaryti, kad jo nebūtų, tai reikėtų padaryti olkečkeną normalesnį, kuris būtų su ištraukimu slėgė prieš turbo, kad vakumą išsiurbtų iš tą motorą. Aišku, jeigu padarius gerą kečkeną, tai tada to tepalą jisai negaus, jisai gaus tik tai orą garus tipo iš esmės ir man visko nešiks. Bet ar išeis padaryti tokį gerą bybį, žinai. Tai va, dabar eisiu žiūrėti vamzdžius, iš ko padaryti tą įsiurbimą, apversti tą coolerį. Žodžiu, čia visus tuos reikalus. Tai bandysiu pirmas tokių nepajungtų, be jokių šlangų, be nieko, bet ramiai įvažiuoti su Volveku tiesiog į garažą, nes dabar viskas vyksta lauke. Ir lauke pradėjau ardyti ir tada kas gavos, kad kurva apardžiau, po to porą dienų lyja, nes ta vasara mūsų yra tokia gaidiška. Ir tada va, ką tu per lietų čia neitų įvažiuosi, nes čia, kaip žinom, visur tešlas, nahu šūdas. Ir tada, tu per lietų tai neparemontuosi, čia tas mašinas laukia. Paremontuosi, bet nepatogu, nenorėjau taip baisi. Žodžiu, sakau, nėra jėgų, bet einam, dirbom, darysim. Tai va, kokia yra situacija. Pirma, seną Rusę rinkuškių alaus daryklą vis dar manęs nerem, tai vienas dalykėlis. Kis dalykėlis. Va, šis šiaip intercooleris turi būtinai paminėti, kad yra iš Ramūno Sejono Mersisto. Gautas už labai konkurencingą pochuink pabandysi kainą. Tai labai ačiū jam, tikrai išbandome. Tai va, nuo jo nusipjauščiau visokias čia ausytės, hujytės dalykus reikalingus jį pritvirtinti į Mercedes automobilį. Cooleris yra iš Mersa. Tai man šito nereikia. Tai dabar ko man reikia? Užsimesiu šitą detalę. To jaus, va čia, kad pasižiūrėti, kiek aukštai aš jį iš tikrųjų čia galiu kelti. Nes dar aš jį biškį aukščiau kelsiu, kiek aukštai ir kiek giliai. Nes man dar čia reikia priešais jį įtalpinti ventiką. Ventiką naudosiu tą patį. Va šitą nuo mašinos, nesakysiu kokios, nes jūs po to visi išpirksit ir mums nebeliks. Žodžiu, bet jisai yra netraukiantis orą, kur status žadiką galą, bet pučiantis, status žadiką priekį. Tai vėl aušinsim vien tik, labiau aušinsim intercoolerį, nes su kaitimu problemų daug kaip ir neturėjau. Temperatūra buvo karšta, žinoma, bet nebuvo, kad labai kaistų.
Tai, o su įsiurbimo temperatūra turėjau problemų ir daug problemų. Tai va, aušinsim pirmą įsiurbimą. Jeigu kais aušinims, tai tada žiūrėsim, ką darys su tuo. Tai manau, kad dabar taip elgiamės ir nieko jūs man daugiau nepasakysit, nes aš geriu alų. Labai gerai. Gerai, važiuojam. Nu gerai, aš čia gal pasistatysiu kažkur tą kamerą. Jeigu jau yra norinčių stebėti, kaip aš čia haltūlinu, tai stebėkit. Gerai, nerkim tai. Žodžiu, šiaip, kadangi tą apkipėškarių priekinę buvo kada normaliai pasidaryti, kad spynos abidvi veiktų, tai spyna dabar kurį laiką buvo tik viena. Tai galvojau dabar netgi ją atjungti iš visą, bet pažiūrėjau, kad su rankom neatsijungi. Replyčių nemačiau dabar garaže, taip kad žinočiau, kur yra. O kažkur eiti ieškoti tingiu, tai paliekam su trosiuku kol kas tada. Gerai. Jau pirštai tai newtonmetrinių. Tuoj terkšlės net nebereikės man. Tai jums gali kilti klausimus, o kodėl Baudžiūnis čia toks užsipisęs? Baudžiūnis toks užsipisęs, nes šiuo metu dirba autoservise. Tai tvarkau ne tik savo triperius, bet ir kitų triperius dabar. Tai jeigu kam nors bus aktualu Vilniaus mieste pasiremontuoti savo mašinėlę, tai Klara Motors. Aš įmesiu šitą dalyką čia ant ekrano, jūs matysit. Tai žodžiu, galite atvykti. Sakykit, aš noriu, kad Baudžiūnis man sutvarkytų mano gaidį. Ir aš jums tvarkysiu. Gal ir ne? Nežinau. Bet šiaip kol kas gerai sekas. Nemalu šūdą, sutvarkau mašinas. Viskas veikia. Sistema dirba. Nu, tas čia gerai. Kiek čia tas kūleris? Žarna iškuriamas. Net nesiranda. Jo, tai va kas man patinka, kad jisai yra grinai tokia dydžia, kaip įsiurbimą angą. Tipo, iš esmės. Kaip gaunas, nu nes tuoj parodau aš jums. Va. Tai paėmus, nu jis aš dabar va čiučiut žemiau, bet jį tai pakėlus, jis va grinai ir pločių, ir aukščių atitink tą angą. Kaip ir viskas gerai. Nebus taip, nes senasis, pavyzdžiui, būdavo jo dalis užblokuota, oras užblokuotas su šituo, su bamperiu, su visko. Nu ir tenai, nu ir neprasiaušint pro tą vietą, negaunu orą. Tai nežinau, kaip tas veikti. Ar, nežinau. Tai vat. Gerai, einu pasieškosiu metalą, ar yra iš ko, nes darysiu va taip, pirmą pasistatau kūlerį, kad jis man grinai patiktų. Ir tada jau žiūrėsiu, kaip daryti su, na jo, atvirkščiai idėjas dabar žiūrėsiu, nu. Ir tada žiūrėsiu, kaip su žarnom daryti. Nes žarnas pagal kūlerę vietą darysiu, o ne kūlerį palei žarnas. Tai va pasakiau. Tas laikiklis. Va čia nestovės kūleris. Ir laikiklis bus, nu va čia užsidėjau su magnetuku, kur va čia inžiniering viską. Vat. Šitaip. Ir dar vienas va toks va pyders. Ir jisai va lys čia va nuo crash barą. Tik nepamės. Vat nuo čia ne. Eis va taip va tiesiai po kūleriu. Nes kūleris dabar, kai laisvas, tai aišku žemai. Bet jis bus va čia. Tai grinai čiukšt pro apačią. Ir va taip va jį iš apačios ir laikys. Ir viskas įveiks. Ir čia gerai bus. Jaučiu padarysiu dar, kad būtų porą milimetrų laisvumą. Ir sulpnį uostą paviniuosiu. Tai vapšiai dar ir minkšta bus ir nieks čia netrukdys.
Ką Kaspa? Kaspa printin. Printeris. Gerai. Tai žodžiu, viskas konstruojam toliau. Gerai, va, kol kas variantas yra toks, va. Tai tas kuleris, nu čia dabar biški dar aišku virp, bet čia kur va pasivibruotų, aišku, va čia yra, blėt. Va čia gavos tarpiuką palikti, kad užklijuot lipni juostą. Va čia tai per standžiai jisai įlindo. Tai, nu dabar viską išsiardysiu, pasiaiškinti, kodėl taip yra. Blėt. Pat žiūriu, karočią, kai kokia situacija tenai ir net nežiūriu, ką filmuoju, tai ką čia dabar matė, tai belė ką. Žodžiu, tai va, reikia pasiaiškinti čia dalykėlių, pasižiūrėti. Ir tai tiesiog nieka čia baisaus. Išimsiu tą sukuvaldžiukę, bum, porą patiesinamųjų. Pasilenks ir lys, ten lengvai viskas. Visiškai nesiparinu, nei trupučią. Tai dar reikėtų tenai, gerai, aš jau ėjau pamiršti iš tikrųjų, bet labai spaudžiu, bet greit papasakoju da. Žodžiu, dar ką reikia padaryti, tai reiktų, vat nuo tos kojelės, vat ten į apačią krešbarų, tokį nuvesti, tam, kad į apačią tas svoris geriau atsilaikytų. Ir viskas, čia bus tiek. Nemanau, kad aš čia pisios daugiau. Nu į va, paviniavau su lipne juosta, tai čia iš karto gaunas minkšta vada, toksai chlapuščiks gaunas. Tai čia yra, kaip čia buvau ką tik sugalvojęs hashtagą, kur pochui veiks ar pochui laikys. Hashtag pochui veiks gal. Visai bairis toks. Baudžiūnė tema. Pochui veiksgi. Tai veiks, nu, a ką neveikti jam? Veiks, kur. 100 metų nahu parūkom. Ką tik sufilminau kokias 3 minutės kaip įdėlinu ir nieks nenusifilmina pasirodo. Tai žodžiu, Volvo yra va užsikūrus, vairas siurblys. Žodžiu, labai rėkia jisai, bet nieko nepadarysi. Sudėjau interkulerį, viskas kaip ir visi hamutai užsiveržė. Viskas kaip ir turėtų veikti. Panašu. Šiaip aš manau, kad viskas bus gerai. Laikikliai pasidarė gerai, šlangos labai gerai. Net nustebau, kad nieko nereikėjo varyti nusipirkti. O tiesiog iš duslintuvo, iš savo universalo daily seną duslintuvo paėmė alkunikę. Ir tik visi tie dydžiai tų, karočią, pajungimų visko. Huienai. Tai žodžiu, tam kartui iš manęs tiek, nežinau, ar čia vėl darysiu valandą su baudžiūniu, ar tiesiog kažką, bet jo bus valanda, nes čia nieko tiksliai kažkaip nepapasakojau, nepasakiau, tai taip. Gerai, da.